kalbėsiu apie vieną labai dažnai pasikartojančią situaciją, kurią matau dirbdama su savo klientėmis, kada jos siekia tam tikro konkretaus rezultato savo versle arba asmeniniame gyvenime, tačiau rezultatai stringa nepaisant tų veiksmų, kuriuos jos atlieka. Ir jeigu tu jauti, kad atlieki pakankamai veiksmų, tačiau rezultatai nejuda, pradėkim su šituo video. Tai visų pirma noriu tavęs paklausti, ar tau pažįstama apskritai, kad sieki konkretaus tikslo. Pavyzdžiui, sieki naujo komandos nario, kada atsiranda poreikis tau, sieki parduoti savo verslą arba parduoti patalpas, o galbūt tu priešingai plėtrojasi ir sieki išplėsti savo verslą, paleisdama naują produktą arba naują projektą į rinką. Ir taipogi galėtų būti visame tame, kaip stipri lyderė ir verslininkė, gali ieškoti asmeninių santykių. Ir atrodo, kad tu viską padarei. Nes tu žinai, ką reikia daryti, tai nėra pirmas kartas, kada tu ėmėsi iniciatyvos, tu esi moteris, kuri žino tą veiksmų seką, strategiją ir atrodo, kad tu išties daug padarei. Galbūt netgi galvoji, kad padarei viską, ką gali padaryti šitoje situacijoje, siekdama to savo tikslo. Tačiau nejuda taip, kaip tu nori. Ir tuomet tu pradedi galvoti, kažkas čia neveikia. Galbūt atsiranda abejonės, kad tokių žmonių, kaip tokio komandos nario, kurio tau reikia, tokio pirkėjo, kurio tau reikia, tokių klientų arba tokio partnerio vyro nėra. Galbūt tu galvoji, matyt, to niekam nereikia, pavyzdžiui, tavo verslo pardavimo. Arba galvoji, dar blogiau, kada pradedi galvoti, kad kažkas su tavimi yra negerai arba kažkas yra negerai su tavo produktais. Ir šitame laive aš parodysiu tikrąją priežastį, kuri iš tikrųjų slypi šiek tiek giliau ir labai retai apie tai kas nors kalba. Šitame laive, šitame video aš tau parodysiu, kas yra nematomas filtras viduje. Kaip baimė būti matomai iškreipia tavo veiksmus. Ir kas turi įvykti, kad tavo veiksmai pradėtų pagaliau nešti tą tavo norimą rezultatą. Be spaudimo, be forsavimo, be turėjimo dar daugiau stengtis. Tai tikroji priežastis, kodėl rezultatas nejuda. Tokioms moterims kaip tu, kurios pažįsta veiksmo ėmimąsi, yra disciplinuotos asmenybės ir sėkmę pasiekusios asmenybės, nėra ta dažniausiai, kad veiksmo per mažai, kad tu darai per mažai. Tikroji priežastis slypi giliau. Ir tai yra būtent ta dalis, kur tu nepaisant to, kad darai veiksmus, bet kažkur tai vis dar slėpiesi. Tai atrodo taip, noriu rezultato, bet tuo pačiu bijau būti pilnai matoma su tuo, kas aš esu, ko noriu, ką kuriu. Ir tuomet atsiranda tavo veiksmuose du priešingi signalai. Tavo būsenoje du priešingi signalai atsiranda. Vienas, aš noriu daugiau galimybių, noriu daugiau klientų, noriu komandos narių, noriu daugiau pinigų. Kitas, nenoriu, kad visi tai matytų. Nenoriu, kad visi apie tai sužinotų. Nenoriu, kad visi matytų tai, ką darau. Tai atrodo taip, kad tu darai veiksmą, tačiau ne pilnai. Tu rodaisi, bet
ne iki galo. Pavyzdžiui, tu kuri skelbimą verslo pardavimui arba komandos nario paieškai. Tačiau viduje jauti, kad nenoriu, kad visi pamatytų. Pavyzdžiui, kitas gali būti variantas, tu dedi įrašą apie savo naują projektą, nori pasakyti aiškiai tai, kad tu mastai apie tam tikrą dalyką savo ekspertizės nišoje, srityje, bet tuo pačiu yra viduje, o kas jeigu pagalvos, kad aš per daug arba kad nesu tokia ekspertė. Ir kas vyksta, kai yra tie du signalai? Tuomet tu galbūt netgi pati to nesuvokdama pradedi pasirinkti saugesnę, švelnesnę versiją. Ta, kuri per daug neišsišoka. Tai pavyzdžiui, tu naudoji vizualą, kuris yra šiek tiek švelnesnis negu kaip tu iš tikrųjų jautiesi galinga viduje. Tai reiškia, tu neparodai savęs pilnai. Ir tas pats, aš daviau pavyzdžius versle, tas pats yra ir santykiuose. Tu nori gilesnio, tikro, mylinčio santykio su savo partneriu, tačiau iki galo savęs neparodai. Tu kalbi švelniau, rodaisi saugiau, tam, kad neatrodytum per daug su tuo, kas tu esi, su savo norais, su savo poreikiais, su savo asmenybę ar ambicijom. Tuomet atrodo, kad tu darai daug veiksmų, tu juos atlieki. Tačiau realybėje tavo veiksmai pereina per tą vidinį filtrą. Vidinį filtrą nepasitikėjimo, abejonės, gėdos, baimės būti matomai pilnai. Ir tas filtras mažina tavo matomumą, mažina tavo žinutės ryškumą, mažina tavo magnetiškumą. Tai reiškia, kad tu atlieki daug veiksmų, tu galvoji, kad tu darai viską, ką reikia, bet jeigu tas pasąmoninis vidinis filtras įsilieja procese ir tu jo nepastebi arba nesureikšmini, net jeigu žinai, ką darai, kad kažkur spaudi stabdžios pedalą, tu nebespindi pilnų pasitikėjimų ir užtikrintumo. Rezultato strigimas nėra tik tai veiksme. Problema yra, iš kokios vietos tu imiesi to veiksmo. Kol viduje yra tai per daug, ką pagalvos, tai reikia slėpti, tavo veiksmai visada bus arba per maži, tai yra nepakankami. Tai reiškia, tu darysi masę veiksmų, bet nedarysi kai kurių veiksmų, kuriuos žinai, kad reikia daryti. Arba tavo veiksmai bus ne maksimaliai efektyvūs. Tai reiškia, tu juos darai, bet ne taip, kaip jie veiktų pilna jėga. Nes iš tikrųjų vyksta vidinis sabotažas rezultato, kai noriu, bet bijau būti matoma. Ir tikrasis pokytis, jeigu atpažįsti save ir savo situacijose, savo dabartiniuose tiksluose, kuriuos tu turi, ar savo versle, ar savo asmeniniam gyvenime. Tai pokytis tikrasis prasideda ne tada, kai tu dar daugiau spaudi save daryti. Jeigu tu pamatysi savo vidinį filtrą ir jį perkalibruosi, tavo veiksmai tampa aiškus, nuoseklus ir efektyvus. Tai reiškia, tu pradedi gauti tą rezultatą, tavo veiksmai pradeda atnešti tą rezultatą, kurio tu sieki ir kuriam jau esi seniai pasiruošusi. Būtent su tuo
Aš dirbu darbę su savo klientėmis kaip magnetiškos sėkmės ir magnetiškos lyderystės metodo autorė. Esu Viktorija Seidž, jeigu manęs nepažįsti, ir per savo daugiau negu 10-mečio darbą su savo klientėmis sukūriau būtent šitą metodą moterims, kurios eina į naują sėkmės variantą, nebe per daugiau spaudimo ir per daugiau darimo, bet iš tikrųjų per tą vidinio magnetiškumo įliejimą jų veiksmuose ir kad jos galėtų pasiekti didelius rezultatus, kurių siekia, aukšto lygio galimybės, pinigus ir santykius tiek versle, tiek asmeniniame gyvenime be savęs mažinimuose. Ir būtent šito metodo dalį atnešiu balandžio viduryje į savo mokymus 3 dienų sėkmė be spaudimo. Sėkmė be spaudimo šitie mokymai nėra apie tai, kaip save spausti, dar daryti daugiau tik tai dėl darimo. Tai yra apie leidimą savo būti pilnai matomai. Per 3 dienas tu ne tik atpažinsi tas slaptas kliūtis, sabotuojančias iš vidaus, kurių tu galbūt netgi nepastebi, bet kurios tave stabdo. Suderinsi savo vidinį pasaulį ir veiksmus su tuo rezultatu, kurio iš tikrųjų nori išorėje. Ir galiausiai išplėsi savo matomumą, savo magnetiškumą, tam, kad gautum rezultatus, be daugiau darimo, daugiau savęs spaudimo. Jeigu klausydama manęs šito video, tu atpažįsti, kad čia yra apie mane. Reiškia, darau, bet kažkur spaudžiu stabdį, kažkur save sulaikau. Galbūt išties bijau būti matoma. Jeigu tokias mintis, toks atpažinimas tau tampa akivaizdus išklausius šito video, tada sėkmė be spaudimo yra ta erdvė, kur mes realiai su tuo dirbsim giliai, kad transformuotume tai ir kad tu išties turėtum sklandų savo rezultatų ir tikslų pasiekimą. Jeigu nori detalių, parašyk po šito video matoma arba man asmeninę žinutę ir aš susisieksiu su tavimi asmeniškai ir atsiųsiu visas detalės.